Tai šiandien turiu tokį džiaugsmą dalinti su jumis Dievo žodžiu. Ir iš tikrųjų tai džiaugsmą ne dėl to, kad man patinka kalbėti prie žmonės, bet dėl to, kad aš esu, jau ne vieną kartą įsitikinau, kad kai jau įsipareigoju dalintis Dievo žodžiu, tai jau galiu būti garantuota, kad Dievas mane mokys. Ir taip visada ir būna. Tai dėl to yra džiaugsmas iš tikrųjų dalintis, nes pats esi tada mokinys. Ir dalinsiuos su jumis tuo, ką Dievas mane mokė, bet aš žinau, kad aš nesu tokia ypatinga, kad būtų tai tik tai man. Tai ir su jumis pasidalinsiu ir nebejoju, kad daugam tai šnekės. Ir žinau, šiandien eisim į gatves su jaunimu ir gal ne tik. Ir gal būtų logiška šnekėti apie evangelizaciją, apie jos svarbą, apie tą tokį didį Kristaus paliepimą mums eiti į visą pasaulį ir daryti žmonės savo mokiniais. Bet Dievas biškai kitaip mane vedė šį kartą, tai kalbėsiu. Kai mes paklausom kažkokį pamokslą, tai dažniausiai taip, žinot, tą jausmą užsidegam, bet kažką dabar eisim ir darysim. Bet šiandien norėčiau, kad užsidegtume daugiau būti, nei daryti. Ir kad noriu tiesiog nuimti nuo jūsų tokią, spaudimą, lėkti, bėgti kažkur. Tai kai pasiūlė man pasidalinti šituo pamokslu, nebūtinai šituo pamokslu, bet kai kažko pasiūlė man pasidalinti prieš maždaug savaitę organizatoriai, tai aš kaip visada pasakiau tą patį tradiciškai ir dažniausiai, tikriausiai kažkas jau ne pirmą kartą girdėjo mane taip sakant, aš pasimelsiu 3 dienas, pagalvosiu ir jums pasakysiu. Ir taip ir padariau. Ir per tas 3 dienas stengiausi išsigryninti savo širdies motyvus. Kodėl aš noriu kalbėti jums. Ir kol aš gryninaus tuos motyvus, iš tikrųjų, aš jau kelis mėnesius taip jaučiuosi tokia chroniškai pavargus. Čia gal pavasaris, nežinau, gal tikriausiai apsikrovau per daug visokių veiklų kasdien. Tai čia visokių gal faktorių gali būti, bet vienas iš jų tikrai žinau yra tas, kad pastebėjau neseniai, kad aš savo dieną planuoju taip, tarsi bandau įkišti Dievą į savo dieną. Vietoj to, kad savo dieną planuočiau aplink Dievą. Ir žinau, tai yra tikrai vienas toks faktorius, dėl ko aš jaučiausi pavargus labai ilgą laiką. Ir žinot, kai būni pavargęs, tai yra tokia tendencija pasidaryti labai tokiu savanaudišku žmogum. Nes tada viskas būna apie mane. Man reikia pailsėti, man reikia atsigauti, man reikia laiko savo. Ir nestebuklas, kad ir man taip atsitiko. Tai kai gryninaus tuos motyvus, kodėl noriu kalbėti, tai sukosi 2 mintis mano galvoj. Tai pirma, būtų gera vėl pasijausti reikalingai ir naudingai, kai kalbėsiu, tarnaujant. Ir antra mintis, kad galbūt aš esu tas žmogus, kuris labiausiai tinka šitai roliai. Ir supratau, kad tai yra visiškai tokie absoliučiai prasti motyvai. Tragiški, nes viskas yra apie mane. Ir kai aš supratau, kad ta motyvacija mano nekokia, aš ir pasakiau organizatoriam, kad nešnekėsiu. Nebuvo taip, aš gerai apie tai pagalvojau ir pasakiau, kad nešnekėsiu. Ir tada, kai jau atsisakiau, kitą dieną buvau darbe ir po to atsisakymo kitą dieną Dievas pradėjo man šnekėti, ką aš turėčiau šnekėti jums. Ir aš niekiek nenustebau, nes Dievas man dažnai tai padaro. Kažko atsisakau, o tada kažką grąžina. Ir ką man šventoji dvasia pradėjo šnekėti širdį, kai buvau darbe, tai jinai man gana aiškiai pasakė, jiems tavęs nereikia, jiems reikia manęs, per tave. Ir jei būčiau ėjus pamokslauti savo su tuo tokiu pirminiu motyvu, būti reikalinga, naudinga, tai viskas, ką būčiau galėjus jums pasiūlyti, tai save pačią. Savo mintis, savo žodžius. Ir dėl to šventoji dvasia man ir pasakė, jiems nereikia tavęs. Nes žinojo, kad jeigu aš
kažką darysiu iš tos motyvacijos, kai viskas apie mane, tai jisai negalės manęs taip naudoti, kaip norėtų. Tai dažnai mums iš tikrųjų kažko reikia atsisakyti, kad ir gerų dalykų, ar tarnystės, ar kažkokių palaiminimų, kad po to, kai tas kažkas grąžinamas mums atgal, tai jisai pasidaro mums tik tai tiek brangus, kiek jisai yra naudingos dangaus karalystiai, ne mums patiems. Ir dabar, pavyzdžiui, manęs nedžiugina, gerai galbūt, bet manęs nedžiugina ir kažkaip nejaudina ta mintis, kad gal kažkam patiks mano žodžiai, ar kaip aš šneku, ar kažkas ateis gal po pamokslo ir man padėkos už pamokslą. Bet dabar mane tikrai džiugina ta mintis, kad galbūt, kai aš kalbėsiu, kažkas pasisodins jūsų širdise ir kažkas labai gražaus išaugs dangaus karalystės šloviai. Net jeigu aš to net nesužinosiu, nematysiu, gal dangui kada nors. Tai kai aš atsisakiau pamokslauti, aš numiriau tam savo troškimui būti jums, jaustis jums reikalinga ar naudinga. Ir aš pabrėžiu tą žodį jaustis, nes kaip dažnai jaustis naudingu, reikalingu ir iš tikrųjų būti naudingu, reikalingu Dievo karalystiai būna du skirtingi dalykai. Ir kaip mes skirtingai suprantam tą žodį naudingas, kaip dažnai jį lyginant su tuo, kaip Dievas jį supranta. Tai noriu, kad paskaitytume istoriją iš Jono Evangelijos 12 skyriaus. Iš ten ir įsimintina eilutė buvo. Neįsimintina gal, kaip jin vadinasi. Teminė eilutė. Tai nuo 1 iki 7 eilutės, Jono 12 skyrius. 6 dienoms belikus iki Velykų Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam iškeltas vaišes, Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Vienas jo mokinys Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė: kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir pinigų neatiduota vargšams? Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą, grobstė įplaukas. O Jėzus tarė: palik ją ramybėje. Tai Marija išpila kvepalus Jėzui ant kojų. Judas skundžiasi, kaip nepraktiška, koks švaistimas. O Jėzus pastato Judą į vietą. Palik ją ramybėje. Kai Morkus pasakoja šitą istoriją, tai jisai dar užrašo Jėzaus žodžius, kad jisai sakė Marijai: palik ją ramybėje, kam ją skaudinat, ji padarė man gerą darbą. Jinai, išpildama tos kvepalus, buvo naudinga Jėzui taip, kaip niekas tuo metu nesuprato, taip kaip tik Jėzus galėjo tai suprasti. Tai prieš keletą metų aš taip keliavau, sakykime, jeigu galiu tai pavadinti, per savo asmeninę dykumą. Čia, aišku, perkeltinė prasme. Tai tiesiog buvo toks laikotarpis mano gyvenime, kur atrodė viskas taip labai sausa. Fiziškai, dvasiškai, emociškai. Ir aš ten stengiausi, atrodo, tik išgyvent, neprarast tikėjimo ir tiesiog nepasiduoti nevilčiai. Ten nebuvo jokios evangelizacijos, mano gyvenime tada jokių tarnysčių, tik va toksai išgyvenimas, sakykime. Ir aš, aišku, skundžiaus Dievui, kaip ir bet koks normalus žmogus. Ir sakiau Dievui: tai kam, viskas, ko aš norėjau, Dieve, tai tiesiog sek tavim, aš jau tada buvau tikinti. Ir viskas, ką dariau, tai atrodo, viską padėjau prie tavo kojų ir pažiūrėk, kur aš esu. Ir Dievas buvo labai maloningas su manim ir jisai pradėjo man kalbėti širdį. Ir tikrai niekad nepamiršiu, nežinau, ir iškart jis man atsakė, ir po kiek laiko, bet Šventoji Dvasia prabilo ir pasakė, kad
tu man dar niekad nebuvai tokia naudinga. Ir iš tikrųjų tą dieną ta žodis naudinga tokiom visai kitom spalvom man nušvito. Ir tada, kai šventoji dvasia man šnekėjo, jinai priminė ir šitą istoriją, kurią dabar skaitėm, kaip Marija išpylė kvepalus Jėzų ant kojų. Ir kažkur tikrai skaičiau, kad tie 300 denarų buvo maždaug metų alga žmogaus tuo metu. Visų metų uždarbis. Ir tada Dievas palygino mano laiką su tais brangiais kvepalais. Nes iš tikrųjų, ką mes turim brangiau negu savo laiką? Ir manęs niekas fiziškai ten nelaikė. Tai aš galėjau tą savo laiką, tuos kelis metus išleisti bet kur. Galėjau išleisti linksmybėm, galėjau išleisti ir kažką darydama labai labai tokio vertingo, prasmingo, tarnaujant bažnyčiai, arba tarnaujant šeimoje, arba tarnaujant vargšam, kaip Judas čia pasiūlė. Bet aš pasirinkau pasilikti toj labai tokioj nepatogioj situacijoje, tiesiog laukti, nes Dievas man kai ką pažadėjo ir tiesiog išpilt, taip savo laiką jam ant kojų. Ir žinau, kad daug kas, bent jau keli žmonės, į mane žiūrėjo kreivai dėl to, nes, koks švaistimas laiko, kokia nesąmonė jo, pasaulio akim žiūrint. Ir aš manau, kad mums visiems reikia numirti, daugam, bet ir plus tam savo įsitikinimui, ką reiškia būti naudingu Dievui, tai savo nuomonei. Nes Izaijo 55 skyrius sako, jo mintis ne mūsų mintis, čia aš jau perfrazuoju, kad jo mintis ne mūsų mintis, jo keliai ne mūsų keliai, kaip aukštas dangus viršum žemės, taip jo keliai viršė mūsų kelius, o jo mintis mūsų mintis, čia iš 55 skyriaus. Tai žodžiu, dažnai Dievo mintis su mūsų nesutampa. Tai kaip galim numirti šitam tokiam naudingumo stabui? Tai gyvendami paprastą ir lėtą gyvenimą. Tai jei nebūčiau visų pirma leidus savo prilėtintas 3 dienas, kai man pasiūlė pamokslauti, tai būčiau praradus tą tokią gražią progą mokytis iš Dievo. Šitas visas pamokas, kuriomis su jumis dalinuosi dabar, aš būčiau jas tiesiog praradus. Be to, jeigu jums kyla kažkoks tai toks nepatogumas viduj, kažkokia neigiama emocija, kaip pasakau, lėtas, paprastas gyvenimas, tai čia yra didelis šansas, kad išsikėlėt savo gyvenime tą būtent tokį naudingumo, skubėjimo, svarbumo stabą. Arba jeigu jūs pagalvojat, kad jeigu aš dabar sulėtinsiu ir atsisakysiu kažkokių tai dalykų, tai kur aš esu, pavyzdžiui, šeimoje ar darbe ar bažnyčioje, viskas pradės griūti, nes aš labai svarbus toj srity ir negaliu prilėtinti. Tai irgi yra šansas, kad išsikėlė tą tokį buvimo svarbių ir skubėjimo stabą. Tai gerai, kaip ir sakiau, kad vienas iš būdų, kaip nugriauti stabą, yra būtent tas lėtas gyvenimas. Tai todėl noriu pasidalinti keliais pavyzdžiais iš Biblijos apie tą lėtą gyvenimą. Nes Paulius kviečia mus atnaujinti savo mąstymą pagal Dievo žodį. Ir galim tai padaryti skaitydami jo žodį ir klausydami ir tiesiog mąstydami apie jį. Tai Jėzus palygino dangaus karalystę su garstyčios grūdeliu, su garstyčios sėkla. Ir pastebėjot, kad augalai niekad neskuba augti. Jie kažkaip neužsiema nerimu, žiūrėdami, nesižvalgo ir nenerimauja, kad žiūri į šitą krūmą. Kodėl tas 2 už mane jau didesnis? Aš per metus sprindį paaugau. Tikriausiai dėl to, kad tas krūmas yra krūmas, o tu esi ąžuolas. Tai jie kažkaip nesijaudina, kad nespės išpildyti savo kažkokį pašaukimą. Jie auga užtikrintai, bet lėtai. Ir Kristus irgi yra ta garstyčia.
Jis yra, garstyčia yra dangaus karalystė, o Kristus yra karalius. Ir viskas iš tikrųjų yra pagal jį. Tai galim sakyti, kad jisai yra ta garstyčia. Ir jisai labai lėtai augo tuos 30 metų šitoj žemėje. Kodėl sakau lėtai? Dėl to, kad mes beveik nieko apie jį nežinom per tos 31 metų. Yra vos kelios istorijos, galim ant pirštų suskaičiuoti iš jo vaikystės, paauglystės. Bet jis per tuos 30 metų iš tikrųjų nepadarė kažkokio jokio didelio stebuklo ir kažkaip sugebėjo nesijaudint, kad jis nesuspės įvykdyti savo gyvenimo pašaukimo, ar kad jisai nesuspės patapti žymiu, įtakingu, ar kažkokiu sėkmingu pagal šio pasaulio standartus. Jis kažkaip žinojo, tokį gilų įsitikinimą turėjo, jeigu taip neskubėjo, kad visas tas lėtas augimas nėra nei kiek laiko švaistimas. Nes iš tikrųjų tai Dievas nieko ir nešvaisto jo. Ir kai jam buvo jau laikas pradėti tą tarnystę savo šitoj žemėj, tada jisai buvo pakrikštytas, kaip žinom, Jono Krikštytojo, ir tada atsivėrė dangus, tada jisai išgirdo tą balsą iš dangaus, kai tėvas jam sakė, kad šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Jo. Ir net tada jisai vis dar nebuvo padaręs jokių kažkokių didelių stebuklų. Nebuvo išgydęs raupsuotų žmonių, nebuvo demonų išvaręs nei vieno, nebuvo pamaitinęs 5000 ar daugiau su 5 kepalėliais duonos. Jis tuos 30 metų užsiminėdavo visiškai paprastais, tokiais kasdieniais, net nuobodžiais dalykais. Tikriausiai rūpinosi savo šeima, tikriausiai dirbo, gal mokėsi kaip tvarkyti su finansais, galbūt taupė. Kai kurie Jėzaus draugai irgi mokėjo neskubėti. Gal dėl to jiem labai buvo tokie artimi, negali žinot. Bet žinau, kad vieną iš jų jisai užstojo, vieną draugę. Tai kai Morta, atsimeta tą istoriją apie Martą ir Mortą, aišku, kur Morta skubėjo ir patarnavo. Tai kai Morta skubėjo, lakstė aplink apaštalus, rūpinosi maistu, visais namų dalykais, Marija atsisakė skubėti. Jinai tiesiog buvo ramiai prie Jėzaus kojų. Ir Jėzus ją palaikė, sakydamas, Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Jeigu norėsit paskaityti, čia iš Luko Evangelijos 10 skyriui yra gale. Tai čia yra ta pati Marija, kuri išpylė kvepalus ant Jėzaus kojų. Ir aš nei kiek nebejoju, kad jinai tai darė lėtai. Nes, tokie jautrus momentai, tokie pripildyti pagarbos, rimties, susikaupimo, jie negali būti skubinami. Ir jiem reikia to tokio lėtumo, tam tikro. Ir dabar įsivaizduokit, jeigu jinai būtų sugalvojus, viską paskubint. Greičiau, Jėzų kojytės, duok. Nuštuos plaukais. Viskas, buvo smagu pasitarnauti. Aš nebandau kažkaip išsityčioti iš šitos istorijos tikrai, bet tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kaip kartais mes, jinai taip netrodė beje, mes kartais taip atrodom, taip absurdiškai, kai bandom skubinti kažkokias tarnystės Dievui. Jisai su mumis tai neskuba, bet mes kartais bandom žmogiškai, jo. Ir taip, žinau Dieve, kad tu mane pašaukei, kaip ir išpilt savo gyvenimą tau ant kojų, paguldyti save, padėti kaip auką, aš 5 minutės turiu. Tikiuosi spėsim, nes kažkokių reikalų man ten yra. Aš aišku sutirštinu spalvas, bet dažnai mūsų širdies motyvacija gili, taip mums sako. Kas yra pasinaudojęs iš jūsų, apie šitą dalyką šią savaitę mąsčiau, kas yra pasinaudojęs balso žinučių pagreitinimo funkciją? Jeigu kas nors nežino, yra tokia funkcija Messenger'e arba WhatsApp'e, gali, jeigu draugas atsiunčia ilgą žinutę tau balso,
su daug ten tarpų, apmąstymų, visokios filosofijos, gali jį pagreitinti. 1 kartą, 2 kartus, 3, net 5, 10 gal jau nebeapsimoka, bandžiau, nelabai jau supranti, ką sako, bet 5 kartus pats tas. Vat gauti tą informaciją iš tos žinutės. Ir aš mąsčiau, kad kartais mes bandom susitikti su Dievu ir va taip padaryti jam, pagreitinti jo balsą. Ir tai veikia iš dalies. Mes galim gauti tą naudingą informaciją, nes kad ir kaip greit skaitysim Dievo žodį, jis visą laiką bus naudingas mums. Bet ko mes norim, tada tik tai tą ir gausim. Mes gausim informaciją. Bet jeigu mes nenorim skirti laiko daugiau užtrukti su Dievu, tai ir klausyti, vat kaip draugo balso žinutėje visų ir arba net tylos pauzė, jau nešneku apie tai. Tai tada mes gausim informaciją, bet nepažinsim pačio asmens, kuris kalba. Nes mes neturėsim tiesiog laiko įsigilinti į jo balso toną, į intonaciją, ką sako ta tylos pauzė. Gal kažką Dievas nori pasakyti tarp eilučių ir kažkas yra giliau, kad pakastume. Bet neturim laiko tam kasimui, tai. Tai gaunam tada tik informaciją, bet ne patį asmenį. Ir jeigu mes visada norim skubėti, ir aš žinau tą jausmą, nes panašiai jaučiausi paskutinius kokius 0,5 metų. Ir kartais galvoju, kad Dievas daleidžia tokius dalykus, kad išmoktum kažkokią pamoką. Jisaigi neskuba, gali man duoti ir 0,5 metų pasikankinti jo, jeigu verta po to. Tai jeigu mes norim visą laiką skubėti ir netgi darydami gerus dalykus, ten evangelizuodami gatvėje, ar lankydami ten kokius ligonius, ar dar kažką, ar tiesiog leisdami laiką su Dievu, tai yra didelis šansas, kad mes pamiršom tiesiog savo pirmąją meilę. Ir jeigu kažkada buvote įsimylėję, tai prisiminkit dabar. Tikiuosi, nebuvo kažkokia labai nelaiminga meilė. Ir prisiminkit, kaip tada atrodydavo, kad jum, kai esate su tuo žmogum, jum daugiau atrodo nieko nereikia, visiška pilnatvė, gali spoksoti jo ar jos akis, valandų valandas, ar tiesiog sėdėti apsikabinus ir daugiau nieko nereikia. Ir yra tokia istorija Biblijoje, tiksliau visa knyga, vadinasi Giesmių giesmė, tikriausiai žinot, jo. Vaikam dažniausiai neskaitom jos. Tai ten yra istorija ne šiaip apie 2 kažkokius įsimylėlius, ir apie įsimylėlius, bet ten yra istorija ir apie Kristų ir jo meilę, jo nuotaką, jo bažnyčią. Ir tenais, paskaitysim biškį. Giesmių giesmė, 5 skyrius, 16 eilutė. Čia mylimoji šneka savo mylimajam. Ir sako, jo žodžiai saldybė ir visas jis malonumas. Ir tada mylimasis, tam po kiek laiko, 6 skyriui prabyla jai tokia komplimentų lavina. Ir čia nuo 4 eilutės galim skaityti. Mano meilė, tu graži kaip Tirca, daili kaip Jeruzalė, pagarbę baimę kelinti, kaip pulkas su vėliavomis. Nugręžk savo akis nuo manęs, nes jos mane gniuždo. Tavo garbanos plasta tarsi kaiminė ožkų, besileidžiančių žemyn Gileado šlaitais. Tavo dantis kaip kaiminė avių. Ir tada mylimoji jį taip pertraukė mandagiai ir sako, atsiprašau, galima biškai greičiau, aš turiu reikalų. Nesąmonė jo. Taip įsimylėję žmonės tiesiog nesielgia, tai yra prieštarauja visiems vidiniam dalykam, kurie iš tavęs kyla, kai tu klausai savo mylimojo. Tu tiesiog valgai jo tada žodžius, nori, kad jis amžinai tai tau šnekėtų ir šnekėtų ir šnekėtų, nes jis yra visas malonumas ir jo žodžiai saldybė. Ir aš suprantu, kad kartais yra laikas tikrai, kada reikia paskubėti, bet kuo daugiau žiūriu į mūsų neskubantį Kristų, tuo daugiau atrodo mane vis sukasi mintis, kad Viešpatie, kur man skubėti, pas tave yra gyvybės žodžiai, gyvenimo žodžiai.
Ir aš žinau, kad kartais skubam, kad tiesiog pasijaustume gyvi. Kad jaustumėmės, kad vat, mūsų gyvenime kažkas vyksta tikrai tokio prasmingo. Bet niekada nesijausim labiau gyvi, nei tada, kai klausom, ką apie mus šneka Kristus. Ką mums šneka Kristus. Jis tiesiog taip sukūrė, jis sukūrė mus savo. Tada mes jaučiamės gyviausi. Ir žiūriu, kad stengiuosi iš tikrųjų neskubėti, dalindamasi šituo žodžiu su jumis, bet pastebėt, gal aš esu tokia pakankamai greita kalbė. Tai jau einam iš tikrųjų į pabaigą. Ir noriu pasidalinti dar keliom mintim. Paskutinė mintim. Tai šią savaitę jau nebeskubėjau. Ir leidau savo užtrukti tiesiog su Dievu. Ir leidau laiką su juo. Tiesiog skaičiau jo žodį, su arbata sėdėjau savo mėgstamam fotelį. Ir kol skaičiau, šventoji dvasia man šnekėjo ir pasakė tokią vieną frazę. Tu niekur nevėluoji. Tu niekur nevėluoji. Ir koks palengvėjimas. Kokia našta, išgirdau ir tokia atrodo našta nukrito nuo mano dvasinių, sakykime, pečių. Toks palengvėjimas atėjo. Ir žinot, kaip mes kartais nežinom, ką mums reikia išgirsti, ką mes taip trokštam išgirsti, bet nežinom, ką mums reikia išgirsti. Bet Dievas žino. Jisai kiaurai permato mūsų tas tokias nuolat bėgančias, kažkur skubančias širdis. Ir aš noriu, kad visi šiandien įsivaizduotumėt, kad Dievas šiandien jums tą patį sako. Tu niekur nevėluoji. Erikai, tu niekur nevėluoji. Dovilė, tu niekur nevėluoji, visur spėjai. Eglė, tu niekur nevėluoji. Viskas mano rankose. Aš jau buvau tavo rytojuje. Aš jau mačiau, kas ten bus. Tu niekur nevėluoji. Jo, užsirašiau dar tokį pažadą iš Dievo, kad Dievas mums sako, tai šiandien pasiliksi manyje, o mano žodžiai pasiliks tavyje, tai aš galėsiu padaryti per tave daugiau per vieną dieną, negu tu stengi savo jėgom padaryti per 30 metų. Tu niekur nevėluoji. Ir kai šiandien, žinau, kad eisim į gatves, į miestą ar į parką, kažkur, kur bus judesys, kur bus programa, noriu pakviesti, kad eitume su tom, reikia laikytis tos programos, bet eikim su neskubančiom širdim. Ir nebijokim užtrukti, jeigu Dievas kažkur norės, kad ilgiau užtruktume gal maldoj, tam vidiniam pokalbį su Dievu. Kad Dieve, mūsų laikas tavo ir kur tu mane vesi, žinau, kad aš visur suspėsiu ir tiesiog vesk. Tai vis laiką stenkimės šiandien atsigręžti į Jėzų vėl ir vėl ir vėl. Ir visam tam šurmuly, visam tam veiksmo sukūry tiesiog išlaikyti tą poziciją širdies, kuri niekur nevėluoja, nes Dievas pirma jos. Tai tiek šiandien iš manęs. Ir ačiū Dievui.